Sveiki, mėly akademinės bendruomenės nariai. Norime Jums pristatyti savo naujienlaiškį, kurio metu pristatysime, ką nuveikėme spalio mėnesį, kokius akademinius darbus padarėme ir kokius renginius turėjome universitete. Ir visą tai Jums pristatys VUSA TVM nariai. Sveiki! Spalio mėnesį žmogiškųjų išteklių dėka buvo tęsiamos tradicijos. Jau nuo praeitų metų pradėta tradicija neformalių susitikimo metu dalyvauti protmūšiuose. Jų metu turiningai laiką leidžiame ne tik mes esami nariai, bet ir mūsų VUSA TVM alumniai. Taip pat buvo prisijungta prie karjeros centro projekto Klausk studento. Tai yra plečiama kuratorystės programa ir jos metu neformaliai konsultuojami moksleiviai. Taigi nuo šiol moksleiviai galės neformaliai konsultuoti su studentais, domėtis studentiškų gyvenimų Vilniaus universitete bei studijomis pačio studento akimis. Šių metų spalio 23 dieną VUTM pirmakursiai turėjo savo krikštynas. Jų metu jie turėjo bėgioti per visą saulėtekį ir atlikinėti tiek protinės, tiek fizinės ištvermės reikalaujančias užduotis. Jų pabaigoje greičiausiai užduotis įvykdžiusi komanda gavo pagrindinio rėmėjo prizus abonementą į sporto salę Active Gym. Vakarą užbaigėme POŠ klube, kuriame atvyko ne tik pirmakursiai, bet ir vyresni TVM studentai bei alumni. Spalio 30 dieną artėjant vėlinėms, VUSA TVM kartu su Geradariauk vykdė akciją nežinomiems bei pamirštiems mirusiesiems pagerbti. Studentai vyko į Antakalnio kapines, kuriuose uždegė žvakutes ant apleistų ir nelankomų kapų. Spalio 29-ąją šventėme savo 12-ąjį gimtadienį. Mus pasveikinti atvyko VUSA TVM alumni, VUSA atstovai iš centrinio biuro bei kiti padaliniai. Vakaro nuotaiką palaikė muzikos klubas ir organizacinės srities komanda. Marketingo komanda pasirūpino bendradarbiavimu su restoranų tinklų Azijos skoniai, kurie sutiko būti mūsų ilgalaikiais partneriais. Taip pat viešime Lux Express Lithuania konkursą mainais už nemokamas keliones. Studentų atstovybės gimtadienį gavome tortą iš įmonės Dangiški Migdolai. Krikštynų metu džiaugiamės vaišėmis iš Red Bull ir Tuk Tuk bei turėjome galimybę sudalyvauti Active Gym komandos smagioje mankštoje. Taip pat artėjant vienam svarbiausių renginių VEDI, komanda jau dabar gryninasi įmonės, kuriamis jau lapkritį pradėsime dirbti. Kad pirmakursiai taptų pilnaverčiais studentais, mes su savo komanda pasirūpinome bene vienu reikšmingiausių PUKSO gyvenimo įvykių krikštynomis. Norėdami, kad šis renginys nepraslystų pro akis, sukūrėme viešinimo strategiją, parengėme dieninės ir vakarinės dalies plakatus. Komandai pagausėjus naujais nariais visą mėnesį rengėme susirinkimus, kuriuose bandėme išsigryninti, ką norime veikti artimiausiu metu ir kas būtų naudinga mūsų universitetui. Nusprendėme kurti video, kuriais stengsimės pagyvinti Facebooko paskyrą. Visą mėnesį viešiname tiek akademinės, tiek pramoginės naujienas. Buvo paskelbtas konkursas, kurio metu dalyviai siuntė nuotraukas su savo automobiliais. Nugalėtojai atiteko nemokama vieta automobilių stovėjimo aikštelėje. Taip pat fotografavome įvairius renginius, pirmakursių krikštynas, socialinės akcijas, Erasmus+ auditorijos atidarymą. Mes, Socialinės akademinės srities komitetas, atsižvelgdami į studijų kokybę, surengėme susitikimą dėl studijų programų gerinimo. Šio susitikimo metu buvo aptarta, kaip būtų galima tobulinti mūsų universitete dėstomus dalykus, kad būtų labiau skatinamas verslumas bei ugdomas suvokimas apie verslą. Taip pat buvo generuojamos idėjos, kaip reikėtų derinti dalykus, kad būtų mažesnis krūvių skirtumas tarp studijų semestrų. Kad kiekvieno iš mūsų balsas ir nuomonė būtų išgirstos, Socakademo komanda paleido vidurio semestro anketą, kurios pagalba galėjome įvertinti studentų požiūrį į dalykus, į dalykų dėstytojus, jų darbo pobūdį ir dėstomą medžiagą. Kaip žinome, kiekvienas studento atstovybės narys, norintis tęsti savo karjerą studento atstovybėje, arba nauji nariai, norintis tapti tikraisiais nariais, privalo išsilaikyti bazinį socialinės akademinės srities žinių testą. Kad rezultatai būtų kuo geresni, mes, Socakademo komanda, surengėme mokymus jiems pasiruošti.